Sveiki, čia Virgis motociklų mokykla LT. Šį kartą dariau tvarką garaže ir suradau detalių krūvoje. Štai ką. Kažkur atsiradęs Kawasakis ZX6R, čia galbūt 3 metų. Ir ką, aš sugalvojau, kad jį reikia prikelt. Tai pas jį buvo šiek tiek įplyšęs rėmas. Tai rėmą padarėm, ištiesinom, sutvirtinom, nes galvojau gaminti plieninį rėmą, vamzdelinį, kuris dabar populiarus, bet kol kas gaila laiko ar tingi. Nu, manau, kad šitas irgi laikys. Ką, variklis, bakas irgi jau pradedamas ruošti, išterliotas galinis rėmelis, galinis spoileris bus iš stiklo audinio. Ratai nuo 5-6 metų Kawasakio. Taip pačiai galinė šakė bus tokia pati. Ir ką, viską paeiliui darysiu. Bus galima pamatyti, kaip viskas darosi. Galinis stabdžių diskas irgi bus didelis. Dėl suportų kiekio gali neapsisprendęs. Bet manau, gal užteks 2. Žvaigždė irgi bus didelė. Šakės irgi bus nuo 5-6 metų Kawasakio. Čia yra jos originalios, bet dėsiu tas geresnės, kurios nelūžta. Čia jau ruošiniai kraškeidžių gamybai, kojelių. Ką, viskas bus eigoje. Viskas grubiai nušpakliuota, nuglaistyta. Ką, teks gruntuoti, dažyti ir surinkti. Dėl spalvos dar kaip ir nelabai žinau, bet, koks skirtumas, čia yra tik tai estetinis dalykas. Svarbiausia, tvirtas rėmas, paruoštas variklis ir visi kiti standiniai dalykai. Bakas irgi išformuotas, padaryta duobė, bet po to dar dėsiu į stiklo audinio tokį kaip padą ant viršaus su išnešimu, nes aš pats esu nemažo ūgio ir tas bakas kartais būna per trumpas, norint kaišiot kojas, kažką daryti. Gruntas savo vietoj. Dabar reikės dažyti. Motociklas nudažytas ir pradėtas rinkti. Tokios rėmas mėlynas, ratai balti. Čia pagaliau važiuosiu po 8 metų pertraukos vėl su raudonais, su baltais ratais. Čia galinė šakė, ratai nuo 6 metų ZX6R. Visa kita kaip ir originalas. Nu ką, belieka tik tai sudėti standinį setupą ir bandyti. Motociklas stovi. Atėjo laikas daryti kraškeidžius, apsauginius lankus. Tai ką, po truputį pjaustausi metalą ir darau. Padariau 12 klok barą. Matom, koks jisai trumpas. Galas bus ne ovalas ringas, o grinai stačias. Va taip iš viršaus
statmenai, taip atrodo. Klokas, čia jau ne 12 valandų baras gaunasi, o va iš šono pažiūrėjus. Nežinau, čia drąsiai 1-2 valandos galima bus versti motociklą. Bet tokio norėjau, tokį turiu. Atvažiavau į Pietų Spektrą. Atvežiau kraškėjius ir galinį daiktą. Dabar atsiminiau, kad pamiršau nusuk kloką. Bet kloką nudažysiu paprastai. Ką? Nešam. Kol dažomi apsauginiai lankai ir galinių kojelių sistema, reikia pasidaryti baką. Bakas dabar yra nudažytas, nežinau, gal spalva bus dar kita. Išgaubimas yra, bet reikia padaryti tokį atitolinimą, baką prailginti ir padaryti patogų padą. Aš jį darysiu iš stiklo audinio, vėliau apklijuosiu guma. Taigi ką, reikia paruošti, dengti rėmą, čia kažkokio audinio ar kažko, kad nepabėgtų derva. Reikia pačios dervos, čia ir 2 komponentų, aišku, audinio, čia yra demblys, stiklo pluošto, pats audinys, ir ką, iš jo bus formuojama viskas. Dangtis iškeptas, suformavau tokią kuprą, kad būtų. Čia automatiškai prasilgino bakas ir patogiau sėdėti. Na, va, toks visas gaunasi visas dangtis ant motociklo. Ant motociklo bako viršaus. Jisai nueina į apačią, tai jisai tvirtinasi apačioje ir priekyje, kaip ir bakas. Kai jisai sudžius derva, tada reikės gražiai papjauti, nuimti. Na ir ką, beliks apklijuoti minkšta guma visą patį paviršių, kad ant jo būtų patogu sėdėti. Taigi, laukiam. Kaip dabartiniam stuntridinge tampa standartu, tai galinių stabdžių modernizavimas, tai pakeitimas. Dažniausiai didinamas diskas, dedami papildomi suportai, kad būtų su ranka lengviau spaudyti su vienu pirštu. Taigi, pas Ninja standartiškai eina mažas diskas 220 mm diametro. Vietojo dėsiu didelį diską nuo Yamahas R6. Vidus netinka pas jį. Taigi sugalvojau tokį dalyką. Padariau tokį perėjimą, kurio vidus atitinka originalų tvirtinimą prie rato. Dabar tik tai teks perknėdyti. Čia viskas yra plaukiančio tipo. Jis yra su kniedėmis, vidinė dalis, kuri standartai yra aliuminė, ir plieninė dalis stabdančioji, darbinis paviršius. Nugrėžiau kniedės, dabar jas tik reikės išmušti. Vietoj jų yra ištekintos kitos kniedės. Čia va kokios kitos kniedės, kurias šaroto ir tokio užspaudėjo pagalba užkalsiu. Taigi, prie darbų. Diskas suknėdytas.
Tai lieka dabar prisukti ir ką, dėti adapterį, dėti suportus ir reguliuoti viską. Lankai ir galiniai pakojai nudažyti milteliniu būdu. Belieka jau sumontuoti. Tai čia viskas užtruks greitai. Tiesa, nepaminėjau, kad šito motociklo projektas turi užtrukti savaitę, neilgiau. Tai dabar yra ketvirtadienis. Realiai darbus pradėjau šeštadienį. Jo. Taigi turiu dar 2 dienas iki važiavimo. Apsauginiai lankai sudėti. Galinis su freimas irgi. Dabar surinkinėju variklį, instaliaciją elektros dedu. Dabar toks kruopštus surinkimo stadija. Reikia nepražiopsot kažkokio laido neužmauto. Čia pamatau kažkokie laidukai kabo. Čia šitas yra. Kojelės. Uždėta stantinė žvaigždė. Čia lygtai 64 dantų. Tokia didelė be išlengvinimo. Bet duroliuminė, tai didelis stabdžių diskas sumontuotas. Dabar planuoju įdėti tokią kombinaciją. Kojiniam bus originalas vieno cilindriuko suportas. O handbreikui, rankiniam stabdžiui, dėsiu du didelius suportus nuo priekinių stabdžių. 4 cilindriukų. Vienas čia, kitas bus kažkur apačioje. Taigi pradžiai įsibraižiau tokį šabloną iš kartono, tam vadinamą adapterį. Dabar jį reikia įsipjauti iš metalo, ką suvirinti ir pritaikyti. Tepalas tai Motul 10V40 Double Ester. Tepalo filtras Hiflo. Šitus daiktus pastoviai aš naudoju ir lyg nieko blogo niekada nebuvo. Bandysiu ir šį kartą supilti, jeigu norės motociklų. Motoras lyg dirba, viskas gerai. Dabar pakeisiu tepalus iš karto, nes pašildžiau variklį, kad vėliau nereikėtų. Ir ką, pabaigsiu viską. Stabdžių galinių suportų laikiklis jau padarytas, reikia jį uždėti. Lieka uždėti grandinę, prailginti. Išmetimą pritvirtinti, prisukti pegus, pridėti kojeles. Realiai surinkimo darbai. Motociklas surinktas, paruoštas. Belieka išbandyti. O bandyti ingiu. Tiksliau negaliu nufilmuoti, nes pats važiuoti ir filmuoti nemoku. Bet iš savo patirties galiu pasakyti, kad turėtų būti viskas gerai. Vairus klipanus uždėjau, kol kas tuos seno tipo paprastus, bet ateityje dėsiu vertikalaus tvirtinimo. Stabdžiai irgi, čia stabdžių pompa nuo senos Hondos. Bako apdangalas irgi dar nedirbtas, tik tai užkliuota grubiai guma, kurią reikės apdailinti
sėdynė irgi likusi, na čia, kadangi motociklas buvo po avarijos, tai likę tokios deformuotos plasmasės ir sena oda. Nu, visa kita lyg čiki-piki. Taigi sekantis video su testu.